Mažame sostinės Vingio parko estradoje esančiame kambaryje pasijunti it atogrąžose. Čia tvyro 26 laipsnių šiluma ir 80% drėgmė. Visą tai dėl spalvingų drugelių, kurie jų parodą surengusios ponios Jūratės gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Buvau planavusi išeiti iš darbo ir gavau vieną iš pasiūlymų nuvažiuoti į Kaliningradą. Ir ten susitikau su savo buvusiais darbuotojais, kurie būtent atidarė štai panašų drugelių sodą. Ir su to drugelių sodu jie jau bendrauja, sakykime, apie 3 metus ir pasiūlė padaryti kažką panašaus Vilniui. Šiuo metu pirmojoje Vilniuje gyvų atogrąžų drugelių parodoje galima išvysti kelias dešimtis ryškiaspalvių sparnuočių. Jų šeimininkė Jūratė sako tikslaus augintinių skaičiaus nežinanti, nes kas savaitę atkeliauja naujų eksponatų, o atsisveikinančius trumpaamžius drugius keičia čia pat iš kokonų išsiritantys jaunėliai. Ir apie kiekvieną jų Jūratė gali papasakoti vis kitą istoriją. Kai pradedi domėtis, tai sužinai tokių įspūdingų dalykų. Tai, kad, aišku, jie gyvena nuo kelių dienų iki kelių savaičių, bet yra drugeliai, kurie gyvena net iki 6 mėnesių. Tai drugelis monarchas, kuris perskrenda per savo gyvenimą apie 4000 km. Ir yra drugelių, kurie skrenda apie 40-50 km greičiu. Yra drugelių, kuris turi labai ilgą straubliuką, net 25 cm. Jūratė Kančauskienė tikisi, kad kada nors minėtų išskirtinių rūšių drugelius galės parodyti ir Lietuvos smalsuoliams. O kol kas jį labiausiai didžiuojasi drugeliais kaliga, kitaip drugeliais pelėdomis, kurie taip praminti dėl pelėdos akis primenančios sparnų rašto. Natūraliai Centrinėje Amerikoje gyvenančio drugelio išskleistų sparnų ilgis 25 cm. Būtent šitie drugeliai pelėdos, jie yra dideli, jie naktį skrenda ir šikšnosparniai šiaip mėgsta juos užpulti, bet jie sugeba apsisaugoti būtent savo garsu. Nes šikšnosparnis leidžia savo garsą, kad surasti savo auką, o drugeliais atspindi savo garsų visiškai kitokių, nes tada šikšnosparnis susimaišo ir nežino, kurią pusę skristi. Gyvų atogrąžų drugelių paroda Vilniuje veiks iki birželio vidurio, o ar bus pratęsta ir ar keliaus po kitus Lietuvos miestus paaiškės vėliau. Tad jei suskubsite apsilankyti ir jums nusišypsos sėkmė, galbūt savo akimis išvysite, kaip drugelis išsineria iš kokono. Parodos rengėjai atskleidė, kad tai dažniau įvyksta ryte, todėl vartymąsi lovoje verčiau atidėkite.